Šiandien gavau siuntinuką iš bulkpowders.co.uk, iš jų užsisakinėjau pirmą kartą ir juos atradau internete netikėtai, tiesiog ieškodama riešutų sviesto, nes norėjau riešutų sviesto be jokių priedų. Ir atradau jų puslapį, kurį nuorodą paliksiu apačioje. O jų puslapis man labai patraukė akį, nes jie pardavinėja įvairius sporto priedus, papildus, maistą įvairų sveiką ir dideliais kiekiais ir jų kainos yra labai geros, tikrai labai pigiai pardavinėja. Ir priedą dar pasiūlo nuolaidas ir aš užsakiau vakare šitą siuntinį ir gavau sekančią dieną per pietus ir netgi aš neėmiau jokio ekspres pristatymo ir tiesiog man jie atsiuntė sekančią dieną, tai labai maloniai pradžiugino. Ir čia mano visas pilnas užsakymas, gal tada imsiu po vieną daiktą ir rodysiu, ką aš užsisakiau ir ką aš negavau. Taigi aš perėjau kitą vietą, galvojau, kad bus truputį geresnis apšvietimas, bet šiandien prasta diena ir apšvietimas visur žiūri nekoks. Gerai, tai po vieną įimu ir rodo, ką aš įsigijau. Taigi pirmas būtų paprastos saulėgrąžų sėklos, kurias aš dedu į įvairius sausainius, į košes, pusryčius, į salotas. Ir tiesiog yra 100% saulėgrąžų sėklos ir nieko apie jas daug nėra ką pasakyti, tik tai tas, kad buvo tikrai gera kaina. Sekantis dalykas tai būtų goji berries, gal goji uogos, nežinau kaip lietuviškai jos tiksliai vadinasi. Ir tai yra taip 100% džiovintos goji uogos, be jokių priedų. Ir visą maistinę jų vertę galima rasti kitoje pakuotės pusėje. Tai man irgi labai patiko, kad tikrai labai didelis kiekis ir jo užteks ilgam. Ir kaina tikrai buvo nedidelė, palyginus su parduotuvėmis, kurias gali rasti tiesiog mieste. Taip kad man tikrai labai apsimokėjo pirkti iš jų. Trečias dalykas irgi panašioje pakuotėje, tai būtų džiovintos spanguolės. Džiovintos spanguolės aš labai mėgstu. Vienintelis jų minusas, kad jos turi labai daug cukraus ir tas nėra gerai. Pagal šią lentelę, nežinau ar matote, bet čia turi rašyti, kad kalorijų tikrai labai daug ir cukraus yra 65 gramai 100 gramų, kas yra tikrai labai daug. Bet, ką aš darau, 100 gramų aš iš karto tikrai nesuvalgau. Aš, pavyzdžiui, paimu kelias uogas, tik tai žiupsnelį ir įsidedu į graikišką jogurtą arba kokį desertą arba galų gale į košę. Taip, kad tos cukraus aš tikrai per dieną daug nesuvartoju. Aišku, jeigu sėdėsit jas ir valgysit saujomis, tai žinokit, tikrai labai gerai nebus ir nebus sveika. Bet jeigu suvartos tik tai kelias uogytes, nedaug, tai nieko blogo. Jos tikrai labai skanios, man patinka, taip pat turi daug vitaminų. Ir goji uogos turi labai daug vitaminų. Tai štai, įsigijau tokią žalią pakuotę, kai matote, ant jos nieko labai aiškaus nerašo, tikrai labai mažytė. Čia jaučiu, kad yra netgi samtelis, tai kaip paprastai būna visokiose proteino pudrose samteliai, čia yra mini samtelis. Ir tai yra, kaip rašo, Complete Greens Unflavored. Tiesiog įvairių daržovių pudra, kurioje yra labai daug vitaminų ir maistingų medžiagų. Tai pasirinkau būtent be skonio, kad aš galėčiau šią pudrą dėti bet kur, kad jinai man tiktų į visokius kokteilius, ar į sriubą įdėti, ar į dar kokį patiekalą. Ir truputį konkrečiau, ingredientai yra spirulina, špinatai, brokoliai, kale kopūstas, tai yra lapinis kopūstas. Dabar net visų, žinokit, neišverčiu taip greitai. Pomidoras, morka, burokėlis, avokadas, bazilikas. Žodžiu, yra tikrai labai daug, berods net iš viso 24 ingredientai ir jisai skaitasi natūralus. Taip, kad tikiuosi, kad gausime truputį vitaminų iš šito daiktą, jeigu patiks, pirksiu didesnę pakuotę. Šitas daiktas yra iš tikrųjų ganėtinai brangus, kainavo gal 7 ar 8 svarus, bet aš jį labai norėjau pabandyti. Ir jisai turi tik tai 11 porcijų, galima taip pavadinti. Tai tik 11 kartų jo užteks, bet jeigu patiks, tai manau pirksiu dar kartą. Labai džiaugiuosi, kad jis yra, kaip minėjau, be skonio. Buvo galima rinktis ir su skoniu. Pats įdomiausias, dėl ko aš ir pirkau visą šitą reikalą, tai yra riešutų sviestas, kuris yra čia. Visas kilogramas riešutų sviesto čia yra. Ir man patiko tas, kad yra natūralus riešutų sviestas, bet pridėtinės druskos, cukraus. Ir būtent dėl to aš jį ir pirkau. Tai štai, turim tokį didžiulį kibirą riešutų sviesto. Pirkau paprastą skrudintų riešutų sviestą.
Tai štaip jis atrodo, jo yra žiūriai daug, jokių priedų, gal nebus itin saldus, bet aš to ir nenorėjau, nes aš šitą sviestą dažniausiai deduosi į savo avižinę košę rytais, nenoriu per daug cukraus suvartoti, tai nenoriu, kad turėtų mano riešutų sviestas papildomo cukraus arba nebereikalingos druskos. Arba, pavyzdžiui, labai mėgstu ant skrebučio vakare užsitepti riešutų sviesto ir tiesiog suvalgyti su kava, kartais, kai ruošiu vakarienę ar laukiu vakarienės. Taip pat, aš ten nebijoju, kad bus skanus jisai, nes labai gerus komentarus turėjo ir tikrai man labai ilgai užteks. Ir jisai, žinokit, kainavo tikrai nedaug, kaina buvo gal 5 svarai už visą šitą, plus dar gavau 15% nuolaidą visam užsakymui, tai man viskas čia gavosi tikrai labai pigiai. Paskutinis dalykas, kai aš čia gavau, dabar galvosite, kas čia yra. Tai yra toks dalykas, kurį aš atradau visai gan neseniai, anksčiau visiškai nenaudodavau. Ir žiūrėm, ką rašo. Rašo, kad tai yra skysti kiaušinių baltymai. Juos aš perku tiesiog, kad nereikėtų labai daug kiaušinių naudoti. Ir kai kepu proteininius blynus, pavyzdžiui, arba tiesiog kažkokį tai omletą, kiaušinienę arba fritatą. Fritata yra patobulinta omleto versija, jos receptą galite rasti mano puslapyje skaniaisveikai.lt. Tai tiesiog didžiulis omletas, kurio užtenka visai šeimai ir tiesiog jam reikia nemažai kiaušinių ir baltymų. Taip pat, o šitas tikrai sunaudosiu į blynus savaitgalinius ir kitus patiekalus. Kaina, sakyčiau, visai buvo pakenčiama, gal apie 3 svarai. Ir štai tiek ką galima pasakyti apie kiaušinių baltymus, pusę litro. Ir manau, kad mes juos smagiai naudosim. Taip kad labai patinka man tokie dalykai. Ir keliauja tiesiai į šaldytuvą. Ir visiems, kas žiūrėjo iki galo, nuolaidos kodas, štai viduje, man atrodo, jis galios tik tai vienam vieninteliam žmogui, tai kuris pirmesnis, tas gudresnis ir galite pasinaudoti. Kadangi jau parodžiau kelis savo pirkinius iš Bulk Powder, parodysiu, kaip aš juos panaudoju sekmadienio pusryčiams. Ir pusryčiams aš darau granolą, tiesiog paprasčiausia, pasirinkau štai tokią Alpen granolą. Dažniausiai granolas stengiuosi daryti pati, kadangi gaunasi sveikiau. Turiu netgi vieną receptą savo puslapyje, bet šitą aš pirkau ir ją dėl to, kad joje truputį mažiau cukraus negu kitose granolose. Tiesiog įdedu granolą. Tada įdedu gerokai graikišką jogurtą. Graikišką jogurtą renkuosi visada dėl to, kad jis sveikiausias, be jokių priedų. Gal dar šiek tiek. Paprastai pusryčius valgyčiau avižinę košę su riešutų sviestu šiokią dieną, bet kadangi sekmadienis, tai valau kažką truputį įdomesnio, ne tokio kasdieniško. Ir tada tiesiog užberiame gožių uogų ir pametumėte pakuotę džiovintų cranberries, kaip jos vadinasi, spanguolės. Gožių uogas reikėtų truputį pamirkyti, nes jos yra gan kietokos, tai jos truputėlį pabus jogurte ir išblins, tada jos paminkštės. Ir tiesiog visas galima valgyti taip, nes granola yra pakankamai saldi. Bet jeigu visą savaitę aš buvau gerai valgiau ir sportavau, tada ant viršaus užsipilu arba medaus, arba klevų sirupo. Čia yra klevų sirupas. Mes, kadangi dabar pastaruoju metu visą laiką geriu, tai klevų sirupo galim nepagailėti, juk sekmadienis.